Labas vakaras. Dėkoju, kad skyrėt šitą pirmadienio vakarą tokiai įdomiai temai. Ir galvojau, kad pradėdama norėčiau pabrėžti, jog, man atrodo, šiais laikais yra trys intymios temos, apie kurias žmonės dar taip atsargiai dalinasi. Tai yra seksas, tikėjimas ir sapnai. Ir šiandien mes apie vieną iš jų diskutuosim su ypatinga moterim, kuri vakar atšventė gimimo dieną. Gražią ir nuostabią. Ir jūsų dėmesį šiandien su manim sutiko pasikalbėti apie sapnus Rita Banienė-Bany, žurnalistė, sapnų žinovė, parašiusi, mes dabar skaičiavom 7, 8, o gal net ir daugiau knygų tą temą. Ir ypatingai svarbu turbūt pabrėžti, kad viso pokalbio metu be abejo jūs esat kviečiami galvoti apie klausimus, jeigu neuždavė ten pradžioje, tai tikrai galėsit užduoti renginio eigoje arba pabaigoje. Ir aš tiesiog norėčiau dar porą dalykų pasakyti. Tikiuosi, kad telefonų garsai išjungti. Tikiuosi, kad čia susirinko ne snobai ir cinikai, labai viliuosi, jog susirinko tie smalsieji, kurie jau supranta, kur atėjo, supranta, kad sapnai tai nėra tik tai kažkoks mūsų vargas, kai dienomis pavavygiojam, o naktį smegenys dirba, ar ne? Kad ten vyksta daug magiškų, įdomių procesų, bet aišku, aš irgi to klausiu pačios Ritos, kaip jinai mato tą procesą. Ir dar taip norėčiau pasakyti, kad jeigu ką, čia dar liko viena vieta, ten matau dar vieną vietą, gal netyčia kažkas nenorit sėdėti ant laiptų, tai būtinai atkreipiu dėmesį, kad dar galit perbėgti. Tai pradėsiu. Gerai? Labas vakaras. Labas vakaras ir labai malonu, kad tiek daug sapnuotojų. Aš tikiuosi, kad dauguma iš jūsų turbūt prisimena sapnus, o gal yra ir sąmoningai sapnuojančių, tai reiškia, sapne žinot, kad sapnuojat. Ar yra tokių? Pakelkit rankas. Yra, taip? O, turim. Kaip malonu. O kurie prisimena sapnus? Pakelkit ranką. Liuks. Tikrai labai malonu. Ir labai malonu, kad domitės ir kad atėjot ir matau savo daug ir draugų, ir pažįstamų. Ir labai dėkoju, kad atėjot. O ką jūs sapnavot šiandien, Rita? Sapnavot ką nors? Šią naktį aš užsisakiau sapną ir kai užsisakai sapną, gali dirbti hipnagoginiai arba hipnopompiniai būsenoj. Kas tai yra? Tai yra tokia būsena tarp gilaus miego ir sapnavimo. Tokia tarpinė būsena ir mes toj tarpiniai būsenoj atsidursim, kaip numirsim, bardo būsenoj. Tai yra tokia būsena, kai dar nenugrimzdom į gilų miegą, bet dar neatėjo ir sapnas. Ir ten yra labai daug tokios erdvės fantazijai, vaizduotėjai ir tokiem, sakyčiau, kūrybinės vaizduotės pasireiškimam. Ir tas būsenas įvaldyti irgi galima, kaip pavyzdžiui, gali šaukštą laikyti, vyrai ant krūtinės šaukštą užsideda, aš tai laikau kristalus rankoje, nes jų turiu daug. Ir prieš užmigdama ir kad tos būsenos nepražiopsočiau, tai kai tas kristalas krenta, tai tada pabundi ir tada įeini į tą būseną. Tai va. Kodėl dabar aš iš karto pasakysiu, verta tą daryti? Tarkim, jūs gyvena 90 metų, tai 30 metų jūs sapnuojat ir pramiegat. Tai jums lieka tik tai 60. Jeigu jūs gyvena 75 metus, tai 25 metai, sakykime, praleidžiami miegui ir sapnam. Ir žmonės, kai kurie nelabai atsimena, o kai kurie tiesiog įdarbina
savo, sakykime, tą aukštesnę sąmonę ar vaizduotę, kaip mes pavadinsim, ar aukštesnį aš. Ir tos 25 metus netuščiai praleidžia. Tai va tokie va dalykai. Ir šią naktį aš sapnavau tokį gana keistą sapną, sapnavau savo tėvą, bet tai buvo sąmoningas sapnas, bet aš jį aplankiau, jau jisai vienu metu buvo tarsi išėjęs ir su perkūnu sapnavo, o dabar, kad kažkodėl aš jį sapnavau tarsi tokioj, kaip čia pasakius, oloj. Bet ta ola nei tai buvo geležinė, nei tai krištolinė. Ir mano tėvas sako, duok tu man duonos. Aš sakau, kad tu miręs. Ir tada, kai aš tai pasakiau, žodžiu, kad mes sąmoningai sapnuotume, vėlgi sapnuose paprastai išsijungia ta tokia ilgalaikė atmintis. Mes turim tik trumpalaikę atmintį. O šitoj realybėje veikia ir trumpalaikė, ir ilgalaikė atmintis. Tai vat sapne aš supratau, man įsijungė ta vadinama ilgalaikė atmintis ir aš supratau, kad mano tėvas miręs ir čia yra sapnas. Bet ir tuo metu, kai tu tą supranti, nėra dualizmo. Viskas yra viena, viskas yra tarsi mano proto projekcija ir nėra skirtumo tarp aš ir mano tėvo, nes jis yra tarsi mano proto projekcija. Taip, tai va, ir dar yra tokia ir toks bendrumo pojūtis sąmoningose sapnuose tuo pačiu. Tai jisai paprašė duonos ir, žodžiu, ir ta duona, aišku, sąmoningose sapnuose, kai tu žinai, kad sapnuoji, viskas materializuojasi ir manifestuojasi. Tu tik pagalvoji ir iš karto atsiranda dalykai. Šitoj realybėj mes irgi manifestuojam dalykus, bet praeina tam tikras laiko tarpas ir taip greitai neatsiranda. Sakykime, jūs norit kažką sukurti, padaryti, pasisiūt suknelę, padaryti papuošalą arba dar kažką tai tokio, tai turi praeit laiko, o sapnuose šmaukšt ir atsiranda dalykai. Tai va, tai ta duona, žodžiu, atsirado ir man buvo labai keista, kad mano tėvas valgo tik tai duonos minkštimą, o nevalgo plutos. Nu, žodžiu, vat, toks dalykas, bet aš jį maitinau ir nieko ten tokio ypatingo nebuvo ir tiesiog aš žiūrėjau į tokią panoramą, va, ir žinau, kad jis kažkokioj tai oloj, nei tai ten ta meditacinė ola, nei kažkokia, ir nespėjau patyrinėti ir kažkaip tai atsibudau. Tai va, tai toks, vat, žodžiu, apie duoną. O duona sapnuoti visada yra gerai, čia iš Egipto, sakykime, sapnuotojų patirties, visada yra labai gerai sapnuoti, nes ne kiekvieną naktį mes sapnuojam tos sąmoningus sapnus arba lucid dreaming, ar ne vadinama. Tai šiaip, jeigu paprastą sapną sapnuojat, tai sapnuose valgyti yra visada labai gerai. Čia Egipto, žodžiu, yra tokia... Tradicinis aiškinimas, ar ne? Jo. Ir jų aiškinimas yra, kad valgyti sapnuose gerai, žodžiu, tai patenkinti savo pagrindinius poreikius. Ir tada jau gali ir dvasiniais dalykais užsimti, kai jau tu esi pavalgęs. O jeigu nepavalgęs, tai žinot, pagal Maslow piramidę tu dar negali užsimti dvasiniais dalykais. Tu turi poreikius patenkinti. Taip mes iš karto kažkaip taip giliau nuėjom, man dar norisi šiek tiek žadėjot uždegti. Va. Žinokit, kad neužsidega man tas, matot, aš kažkaip tai paėmiau, va, jau nerūkau, senai mečiau rūkyti. Jeigu kažkas turit, tai gali. Gerai, ne. Ir neužsideda va, ta būdos. Nu, kas čia dabar neužsidega? Emilė, gali paimti? Tai žiūrėk, aš iš tikrųjų tai dar tokį klausimą. Ačiū jūs tai labai, čia toks labai žymus menininkas, va, kur gamina labai gražius papuošalus. Dabar jūs, žinokit, 150 žmonių žiūri, kaip jūs. Taip, tikrai. Ir tai užsidėkim. Va, labai gerai. Va, dabar jau galim tikrai
pašnekėti. Žiūrėkit, jūs taip iš karto hopa ir gilyn. Ir man iš tikrųjų labai smagu, bet aš galvoju, kad tikrai yra dalis auditorijos, kuri galbūt pirmą kartą iš jūs atėjo į renginį apie sapnus. Ir man atrodo, kad reikia tokio dar trupučiuką lengvos abėcėlės. Aš, pavyzdžiui, esu skaičiusi, kad dažniausiai sąmoningi sapnai prasideda 13-mečiam, 12-13 metų. Ar tiesa, ar ne, kad paauglystės pradžioje jie pradeda įkritinėti. Ir kad dažnai dar, be kita ko, yra tokia tendencija, jog tai labai priklauso nuo zodiako ženklo. Pavyzdžiui, kad vėžiai dažniau sapnuoja arba žuvys pranašingus sapnus, o avinam dėja, bet sunku apskritai atsiminti sapnus. Nežinau, pasakykit, tai tiesa ar ne? Iš tiesų tai, kaip čia pasakius, ar čia tie ženklai, ką priduoda ar ne, čia jau astrologai gali, žodžiu, kaip senovės Egipte buvo vadinami jie žvaigždininkais, jie gali savo žodį tarti. O šiaip iš mano patirties, tai aš galiu pasakyti, kad vaikai jau kai pradeda save atskirti, jau kokių 3 metukų, nuo 3 iki 7 jie dar labai sapnuoja tos vadinamus labai šviesius, aiškius sapnus ir savo praėjusius gyvenimus prisimena nuo 3 iki 7 metų. Tai čia tikrai ir labai trumpai istorija, nes aš tai labai mėgstu pasakoti istorijas, nes mes visi gyvenam pasakojimuose, mes visi gyvenam naratyvuose, istorijose, nes mes savo pasakojam savo gyvenimo istoriją, ar ne? Ir dar mums kažkas pasakoja per teliką, bruka savo visuomeninę, politinę ir taip toliau. Bet mes ir kiekvienas turim savo asmeninę istoriją. Tai aš iš savo asmeninės istorijos žinau, kad tie vaikai 3, 4, 5 metų sapnuoja sąmoningai ir kai mano duktė buvo maža, tai aišku, jos ten fantazuodavo, nes jau žinodavo, kad reikia prikurti pasakų, kad mama viskas užrašys. Bet buvo toks jų draugas Pauliukas ir jisai sakydavo, kad teta, kai aš gyvenau Aliaskoje, o jam buvo 5 metai, tai buvo tas ir tas ir tas. Bet tai buvo dar tokie 89 metai sovietmečio ar 90. Tai nelabai kas rodė tos Aliaskos ir tų knygų nebuvo, tai žinau, kad tikrai čia to vaiko buvo prisiminimai savo praėjusio gyvenimo. Tai norėjau pasakyti, kad ir sapnuodavo jisai sapnus ir sumaišydavo, kur čia sapnas, kur čia realybė. Tai tokie dalykai. Ir jeigu jūs turite vaikų, tai niekada neuždarykit jų tos sielos ir nesakyt, kad čia tik tai sapnas. Aišku, mes galim žiūrėti, jeigu ten budistiniu požiūriu, tai viskas yra tik tai sapnas ir tik tai iliuzija. Bet kita vertus, vaikam tai yra labai svarbu pasakyti ir išklausyti jų tuos sapnus, nes vaikai dažnai ir košmarus sapnuoja ir turi problemų irgi yra būdai, kaip doroti su tais sapnais. Ir vaikai gali piešti savo sapnus ir kažką tai veikti, perpasakoti. Yra toks NLP terminas reframinti, į kitą kontekstą įdėti ir tada nebesapnuoja. Bet čia specifiniai dalykai. Čia jau tokia antraklasiam, kur jau taip. Tiesiog net nežinau, kaip čia pasakyti. Mums atrodo, kad čia mes skirstom, čia tas anoks, o iš tikrųjų mes visi turim, kaip toks Miltonas Eriksonas, hipnoterapijos pradininkas, nedirektyvinės ir NLP, į kurį irgi pradininkų galima sakyti dar prieš tokį Gendlerį ir Bendlerį, nes aš irgi mokiausi tų dalykų, tai jis labai gerai pasakė, kad mes jau visus resursus turim. Mes turim visus resursus. Tik mums reikia prisiminti, mes jau viską turim ir nieko nereikia neigti. Mes jau esam tie complete. Mes jau esam tie nušvitę ar prabudę ir turim tą tokią švarę, tą proto prigimtį, tą didelį aš, arba tą dievišką aš, kaip kam patinka pagal religiją. Ir tik tai reikia prisiminti ir savo vaikam nesakyti, kad čia sapnai, arba čia tavo fantazija, tu nefantazuok, tu būk toks standartinis, taip ir taip, gyvenimas tik tai
į stalčiuką, tik tai tokį ir anokį telpa. Į mikrofoną. Taip. Tai va, bet girdit mane, ką aš pasakoju? Girdit. Tai gerai. Norisi, kad ir tie, kurie žiūrės internetu, mes darom įrašą, jeigu kažkas norėsit, galėsite įrasti Ąžuolyno bibliotekos YouTube kanale. Tai irgi norisi, kad girdėtų ir tie, kurie negalėjo čia atvykti. Bet važiuojam toliau, Rita. Tai kas jūs nešė, koks velnias nešė į tą Ameriką? Tuo metu iš vis niekas nesidomėjo. Aš net nesuprantu, kaip ateina į galvą važiuoti į Ameriką mokytis sapnų. Tai kelintais tai metais nutiko? Tai buvo 1999. Va, ir tiesiog man pasiekė, todėl kad mano tėvas buvo bibliofilas ir namuose turėjo didelę biblioteką. Ir aš tiesiog turėjau galimybę skaityti. Ir skaityti keliom kalbom, nes teta mokėjo lenkiškai, o mano dar senelis mokėjo ir šiek tiek ir ivrito, ten tokia ta žydų, čia vietinė ta kalba, net nežinau, iš kažkur ten pramokęs, bet aš tai nemoku, aš tik tai lenkų, anglų, rusų, tas kalbas mokėjau, nes tom kalbom buvo knygų tėvo bibliotekoje ir aš tiesiog skaičiau ir domėjausi. Ir jau buvo Freudo sapnų aiškinimas lenkų kalba ir aš jau skaičiau. Tai man tiesiog pavyko gimti tokioje inteligentiškoje šeimoje. Va, ir matyt, tas domėjimasis, kas aš esu, kaip sakiau, kur mes einam, čia tie Gogeno, jau tokie klišiniai klausimai, jie man visada rūpėjo. Ir galbūt dar dėl to, kad, aišku, buvo sovietmetis, bet kita vertus, kai kurie žmonės gyveno visai neblogai. Jie mokėjo suktis ir, ta prasme, kaip suktis, čia matau irgi tokį kolegą hipių vadą Šešelgį, iš karto taip užjuto antenos, tai labai gerą terminą man priminė double thinking, buvo tokie dalykai, tas dvigubas mąstymas, tai sovietiniais metais nori, nenori, vieną galvoju, kitą kalbu, o trečią ten dar darau. Ir dabar yra tas pats visais laikais. Tai buvo. Bet, žodžiu, tai norėjau pasakyti tik tai tiek, kad vienų dalykų mus mokė mokykloje, bet namuose mes turėjom visiškai ką kitą. Tai vat man teko tokia laimė ir tai mane ir nuvedė tie ieškojimai būtent į Ameriką pasimokyti pas tokį neošamaną. Va. Robert Moss, ar ne? Taip. Jisai yra neošamanas, istorikas, australų kilmės. Ir tais laikais man buvo didžiulis atradimas. Bet dar iki to aš irgi tarsi šiek tiek buvau susipažinus su Tibeto ir sapnų ir miego joga, bet irgi tik iš knygų. O po to jau važiavau ir mokiausi tų dalykų, ne į Tibetą, bet pas tibetiečius, kurie gyveno egzilėje. Ten toks Namhai Norbu Rinpoche, jisai gyveno Italijoje, kažkas pasikvietė, jisai buvo Tibeto bėglys ir buvo mano tas pirmas mokytojas, nes Tibeto sapnų ir miego joga, tai yra būtinas toks mokymasis, sakykime, budistam, dėl to, kad jie mokosi numirti. Ir mokosi numirti, nes žino, kad šitas gyvenimas yra labai trumpas ir kad mes nuolat įsikūnijam, ir kad nebijoti to mirimo proceso, jie turi daug tų mokymų. Ir Tibeto sapnų ir miego joga, tai yra būtent tas mokymasis, kaip nebijoti numirti, nes sąmoningam sapne mes galim labai puikiai susitvarkyti su savo baimėmis. Mes galim pamatyti, kad tos baimės yra iliuzinės, darydami tam tikrus pratimus. Ir tada pasaulis tampa švelnesnis, pavyzdžiui, kai mes sapnuose žinom, kad sapnuojam ir galim kiaurai ranką perdurti per tą fotelį, o šitoj realybėje aš negaliu.
Nes šita realybė yra grubesnė, o mes sapnuojam savo subtilių kūnų ir pereinam į subtilesnį lygmenį. Ir aš tada galiu kiaurai pereiti per tą fotelį, nes aš sapnuoju savo subtilių kūnų. Ir jeigu mes nuosekliai tas praktikas darom, nebūtinai kiekvieną naktį, aš irgi kiekvieną naktį neturiu tam laiko, bet kartais taip išeina, tai kai praktikuoji tą sapnų ir miego jogą, tu sušvelnini pasaulį. Tada tas subtilus kūnas, jis yra švelnesnis ir jisai sušvelnina dalykus. Ir tada pamatai, kad ta baimė jinai irgi ateina iš to nesaugumo jausmo, bet jeigu tu įvaldai va tos dalykus, tada ir ta baimė kažkaip tai, matai, kad irgi tavo proto projekcija, kad viskas absoliučiai yra tavo proto projekcija. Nes Tibeto budistam yra labai svarbu būti tam natūraliam būvį arba vadinamam tam proto prigimties būvyje. O jisai yra, kaip anglai sako, britai, like space, kaip erdvė. Ir toje erdvėje atsiduri ir tada bet kokie dalykai, jie tarsi ištirpsta toje erdvėje, tiek baimė, tiek nerimas ir visa kita. Tai matot, kaip aš toli jau nuėjau, reikia sugrįžti, sugrąžinti. Sugrįžkim, gerai, sugrįžkim. Ir kaip prieš 20 metų pradėjo daryti seminarus apie sapnavimą, ar kaip manot, tuo metu poreikiai žmonių ir patys žmonės, jų žinios buvo kitokie, ar per 20 metų niekas nepasikeitė? Va, vis dar pilna salė, vis dar norinčių pilną salę sapnuoti, knygas vis dar rašot. Ar poreikis tuo metu ir žinių trūkumas tuo metu dar šiek toks buvo? Žinių tada trūkumas iš tikrųjų buvo, todėl kad dabar socialiniai tinklai duoda prieigą prie informacijos ir dabar reikia tik tai žmogui atfiltruoti tą visą informaciją, nes jisai nežino, kur tikras profesionalas, sakykim, kalba, o kur koks mėgėjas, kokią vieną brošiūrėlę tik tai perskaitęs. Ir jau jisai dedasi kažkokiu tai labai protingu, aišku, labai gal irgi gerai, bet sekėjam tai nelabai gerai kartu, kaip sako, eiti paskui aklą, kai aklas aklą veda. Ar ten kurčias aklą moko, ar kažkas tai, žinot, yra tie posakiai. Tai ta prieiga prie informacijos dabar, jinai iš tikrųjų gali labai daug duoti žmogui, bet reikia labai filtruotą informaciją ir žiūrėti. O tais laikais iš viso, galima sakyti, nieko nebuvo ir žmonės patys savarankiškai turėjo mokytis ar ieškoti tų mokytojų, bet viskas buvo daug tikriau, aš taip pasakyčiau, todėl kad mažai buvo literatūros. Buvo rusų kalba undergroundinė ta literatūra, bet arba užsienio kalba, kas mokėjo ten angliškai, lenkiškai, buvo daugiau tų knygų. Bet lietuvių kalba buvo mažai ir tas susidomėjimas žmonių būdavo didžiulis, bet ir nauda buvo didelė, nes daug mano pagrindę, aišku, moteris buvo klausytos, bet buvo ir vyrukų. Bet tos moterys, jos turėjo naudos, jos savo susapnavo ateitį ir viena gyvena Belgijoje, jinai taip norėjo, kita vėl kažkur tai ten kažkokią karjerą padarė ir taip toliau. Tai sapnuose mes galim daug nudirbti dalykų ir, kaip sakiau, tuos 25 ar 30 metų mes galim po to panaudoti ir šitoj realybėje, nes tam subtilesniam lygmenį mes esam laisvesni ir turim prieigą prie informacinių šaltinių, prie kolektyvinės pasąmonės, tokį didesnį, negu būdami šitoj tikroviai. Bet jeigu grįžtant prie, kad susidomėjimas yra didžiulis, tai labai yra smagu, todėl kad žmonėm visada reikia ir tų dvasinių dalykų, ir ne vien tik tai materijos, aišku, labai gerai, kai žmogus yra kongruentiškas ir viskas jame ir materija, ir siela, ir dvasia dera. Bet, žodžiu, labai džiaugiuosi, kad yra daug sapnuotojų ir kad kiekvienas turbūt žino, ką daro ir
ir turi savo mokytojų arba savo metodiką, tai tas yra labai, labai liuks. Pakalbėkim dar apie pavojus, žinokit. Sakot, Apie žino, ką pavojus, daro. ką. Nu, principe, Dabar, jeigu kalbėti, aišku, visada yra daug geriau, kadangi šitos, sakykime, sąmoningas sapnavimas šiaip yra atėjęs iš tų senųjų kultūrų, iš hinduizmo ir iš Tibeto budizmo. Tai ir ten adeptai turėdavo vis tiek turėti savo mokytoją, kuris prižiūrėdavo jų protą. Nes mūsų protas yra toks dalykas, kur kaip laukinis žirgas, kurį reikia sutramdyti. Ir kartais jisai gali labai toli nuvesti ir po to vėl reikia sugrįžti. Ir labai gerai yra turėti mokytojus, kurie duoda tau abėcėlę ir prižiūri tavo tą protą. Ir tada žmogus jaučiasi saugesnis. O jeigu jisai vienas praktikuoja, tai aišku, irgi yra, kaip čia pasakius, tu gali daug irgi dalykų ir pamatyti, ir patirti, bet yra tam tikros pakopos. Ir po to kartais žmogus nebežino, kur jam eiti toliau, o kartais gali ir nupušti. Tiesiai šviesiai pasakysiu, nes gali supainioti irgi sapno tikrovė, jam gali būti gražesnė, jeigu jis įpratęs skraidyti ir jam tada labai nuobodu bus gyventi šitoj realybėj. Čia visokių tų pavojų, čia priklausomai nuo žmogaus, kaip čia pasakius, čia apie sąmoningą sapnavimą. Nuo žmogaus struktūros, nuo jo stabilumo ir proto stabilumo. Bet aišku, labai gerai būtų, jeigu kas praktikuoja, tą sąmoningą sapnavimą visgi turėti, jeigu tik tai pradedat, turėti savo, žodžiu, mokytojus, kurie jum padėtų ir patartų. Ir tokių yra. Ir toks Holečekas lietuvių kilmės, Andrew Holeček, jis amerikietis, yra toks būtent sąmoningo sapnavimo, yra Tenzinas Vangjalas, kur Tibeto sapnų ir miego joga užsima. Yra tų mokytojų ir galit pasižiūrėti YouTube ir pasižiūrėti, kada jie daro seminarus ir nuvažiuoti, dar pasimokyti ir tokį sąlytį su tikru mokytoju turėti. Tai tokie dalykai. Aš save laikau fasilitatorė, aš nelaikau savęs mokytoja, nes visada man sapnavimas davė tokį požiūrį, kad viską reikia žiūrėti neprisirišus ir su didelė humoro doze. Jeigu labai sureikšmini save, tada tu būni toksai solid kaip tas fotelis ir tau gali skaudėti. Tai geriau tu toksai, kaip sakoma, tas permatomas esi, nesusireikšminės ir tada nėra to, tada viskas atrodo lengva ir nėra to sunkumo ir galbūt, kai mes atsiskirsim nuo šito grubaus materialaus kūno kažkada, ar ne, ir su tuo subtiliu kūnu, ar išsiskaidysim, ar kažkur į kitas erdves keliausim, tai pamatysim ir patirsim jau tikrai, kas tai yra. Ir todėl verta treniruotis. Net ir tą sąmoningą sapnavimą, nes vieną dieną mes neišvengsim to atsisveikinimo su savo šitu kūnu. Tai tam tas sąmoningas sapnavimas iš tikrųjų ir tarnauja. Aišku, ir kitiem dalykam, bet pagrindinis tikslas tai yra būtent taikiai numirti ir patekti ten į tas tyras žemes arba kad tie karminiai vėjai mūsų nesusuktų ir mes nepatektumėm į, sakykime, mums atrodantį realų kažkokį tai pragarą, kuris gali būti krikščioniškas, gali būti hinduistinis, budistinis ir panašiai. Ir mūsų pasąmonė atrodys jisai tikras, kaip mums atrodo tikri sapnai. Tai ta sapno būsena ir mirties, jos yra ta pačios. Tai nuo teorijos neriam tada į praktiką. Aš sąmoningą sapnavimą atradau sapnuodama košmarus. Nežinau kaip jūs, bet mano patirimas be abejo, kad paauglystėje ten buvo kažkokių tų krūptelėjimų, įnerimų ir taip toliau.
Bet vienas svarbiausių aspektų buvo sugebėti suprasti, kad sapnuoji ir naudojantis tam tikrom technikom išeiti iš to proceso. Tai esu skaičiusi ir pas jūs knygoje ne vienoje apie tą patį procesą, kad labai daugelis mažiausiai sąmoningas sapnavimą streso nuėmimui taip naudoja. Ir kitas procesas dar labai svarbus praktinis man apie sapnavimą buvo po tam tikrų iniciacijų, tai yra po tam tikrų, pavyzdžiui, po reiki, jeigu kažkas susidūrėt, arba šamaninis sapnavimas šiuo metu yra labai ant bangos, tai yra truputėlį kita rūšis, ar ne, kuomet žmogus tenai po praktikų patiria visiškai kitas būsenas, ar ne, arba tarkim kvėpavimo. Jeigu kažkas iš jūsų esate praktikavę rebefingą arba holotropinį, tai vėlgi ten yra truputį kita rūšis, ar ne, sapnavimo, bet irgi labai... Pakeistos sąmonės būsenos. Taip, bet tai irgi labai stipriai praktiškai panaudojamas dalykas be klasikinio dienoraščio rašymo, kur žmogus sapnuodamas gali išplėsti savo kažkokias pažinimo ribas arba išsinešti praktinę patirtį, ar ne? Kokių yra dar sapnų tokių praktinių panaudojimo būdų? Ar yra, be to, kad Mendelejevas susapnuoja visą lentelę, ar ne, muzikantai susapnuoja kūrinius, aš pati esu susapnavusi ten kažkokią tai scenarijus, esu susapnavusi, ar ne? O kokių dar būna praktinių panaudojimo būdų? Jūs paminėjot košmarus. Tai dažniausia, kas yra tie košmarai? Košmarai tai yra dovana. Kodėl dovana? Todėl, kad mes ten galim rasti labai daug resursų. Todėl, kad dažniausiai sapnuojam košmarus, kai mes paneigiam kažkokią tai savo dalį ar aspektą ir paneigiam ir neintegruojam savo kažkokios šešėlinės dalies. Ir tie košmarai mus persekioja, mes bėgam ir bijom atsigręžti. O yra tokios sugrįžimo į sapną technikos, būtent to šamanės, kai gali būgno pagalba sugrįžti. Arba gali tiesiog ir susapnavęs sugrįžti į tą patį sapną, bet geriausia, kai tu turi intenciją. Kas yra intencija? Tai yra ketinimas, tai kaip lankas. Kai mes įtampą turim ir paleidžiam lanką, tokį ketinimą sąmoningai susapnuoti, ketinimą pabusti sapne ir susitvarkyti savo reikalus. Tai kai sapnuojam tą košmarą, sakykime, mūsų kažkas vejasi, o dažniausiai vejasi neišspręstos problemos. Ir kokios tos problemos gali būti įvairios. Ir psichologinės, ir santykių, ir sveikatos, socialinės, ekonominės ir taip toliau. Ir kai dažnai sapnuose mes sapnuojam košmarus, tai košmaras, tos neišspręstos problemos mus persekioja ir mums sako, žodžiu, atėjo laikas išspręsti tos dalykus. Tai jeigu sapnuojam sąmoningą sapną ir žinom, kad sapnuojam, tam subtiliam lygmenį ir tas košmaras pasirodo, žodžiu, kažkoks tai, sakykime, pabaisa, jau čia taip toks klasikinis atvejis mūsų vejasi, tai ką mums reikia daryti. Pavyzdžiui, senojų kultūroje Patricia Garfield, tokia amerikiečių psichologė, aprašius yra, kad reikia stoti kovą. Ten toj senojų kultūroje, Malaizijoje tokia tautelė, jie iš vis labai vertingi tuo, kad kiekvieną rytą pasipasako savo sapnus ir vaikai nuo mažumės mokomi dalinti sapnais, semtis kūrybos ir nugalėti priešus. Tai anksčiau būdavo tokia mada, kad tu su kardą įsitrauki ir tam savo priešui galvą nukerti. O dabar visa žemė, jinai irgi sapnuoja savo sapnus ir matyti, jai nusibodo tokie kruvini sapnai, nes kraujo nenuplausi. Yra tas toks atsiradęs minkštumas ir tada tu tiesiog apsikabini tą pabaisą ir tuo momentu, kai tu ją apsikabini ir ta pabaisa, jinai įgauna visiškai kitas formas.
O kaip tie klasikiniai, kur reikia pasižiūrėti į veidrodį, į rankas, juk jie irgi padeda atsibusti? Jo, tai čia yra tos pradinės technikos. Aš jau kalbu, tarsi visi čia jau žmonės, mes visi nors kartą gyvenime esam susapnavę tokių sapnų, kad žinom sapne, kad sapnuojam. Bet tie, kurie dar nesapnavo arba mažai prisimena sapnus, tai reiktų pradėti nuo tokių technikų. Ir yra Kastanedos technikos. Kastaneda buvo žymus, hipiai tai žino, ten 6-7 mečio Los Andžele toks rašytojas gyveno. Ir buvo magas Toltekų, rašė apie Don Juaną, tokį magą, ir jis jį mokino sapnuoti. Tai irgi labai svarbu pamatyti, atsibusti sapne ir pamatyti, pirma technika tokia, pamatyti savo rankas. Tai jeigu sapne mes pamatom savo rankas, tai yra sapnų signalas, kad mes galim pabusti sapne, nes pamatėm tą sapnų signalą rankos. Kodėl rankos? Todėl, kad jos yra arčiausia mūsų. Ir yra tie pratimai, tai jeigu kas neskaitėt Kastanedos, yra bibliotekoje, yra mano tokio amžinatilsį kolegos vertėjo Rondomanskio knygų išverstų. Jis jau miręs, anksti numirė žmogus, mano kartos, trupučiuką dar vyresni. Tai tokį turėjo, kaip čia pasakius, visi mes turim tų priklausomybių, nesvarbu. Žodžiu, tai ir tai mano kartai ypatingai vyrai turėjo, jis nesapnuodavo gaila, jis tik versdavo gerai. O jeigu būtų sapnavęs, tai gal būtų ir pagijęs. Nesvarbu. Čia jau čia prielaidos. Tai žodžiu, labai svarbu žiūrėti į savo rankas. Arba užsirašyti ant lapuko prieš einant miegot, kad aš šiąnakt pabusiu sapne ir žinosiu, kad sapnuoju. Ir tai gali būti tokie netitikimo sapno ženklai. Ir dar siūlyčiau, dabar visi jauni žmonės moka angliškai, galit pasiklausyti. Yra toksai Charlie Morlėjus, irgi jisai turi mokytoją tibetietį ir užsiima pats irgi sapnų ir miego jogą ir lucid dreamingu, ir juo galim tikrai pasikliauti to britų, jisai turi tą mokytoją ir pasižiūrėti. Dabar Lenkai taip pat turi savo, dabar su Rusija, kadangi vyksta karas, tai negaliu rekomenduoti, todėl kad nežinau ten, kokie yra pasiekimai toj srity. Tai bet pradžioje siūlyčiau tiesiog pamatyti savo rankas arba turėti ketinimą pabusti sapne ir ne į šitą realybę, bet sapno audiny pabusti. Ir supras, kad sapnuojat. Nes šita realybė ir sapno realybė skiriasi. Šita realybė mums atrodo tokia solidinė, atrodo tokia kieta, o sapno realybė jinai yra tokia plazmiška. Ir jinai labai greit keičiasi, labai tokia taki. Ir tas skirtumas toks yra. Bet dažniausiai irgi sąmoningų sapnų sapnuoja žmonės, kurie yra meditavę, kurie moka sukoncentruoti dėmesį į objektą, kurių protas jau taip nesiblaško, kurie moka koncentruotis. Tai jiem lengviau susapnuoti yra. Sutinku. Taip. Bet dar noriu pasakyti, kad jeigu mes nesigilinam į detalės apie sąmoningą sapnavimą, tai todėl, kad iš tiesų aš kviečiu paskaityti Ritos knygose, yra labai detaliai papasakota, kad nereikėtų daryti taip arba taip. Rekomendacinių pobūdžių tekstų tikrai yra labai daug, tai mes šiandieną gal labai ir nedetalizuojam kažkokių momentų. Man dar, žinot, kas labai rūpi? Ar pati žiūrėjo tokį filmą Inception pradžia su DiCaprio? Taip. Žinot tą filmą? Jis labai stipriai yra apie sapnus ir ten yra tokia pagrindinė mintis, kad yra komanda, kuri sugeba pasėti sėklą kito žmogaus protą per sapnus, kad jisai nubudęs
nekęstų savo tėvo konkrečiai. Ko nepadarytų? Nekęstų savo tėvo ir, palikimas, žodžiu, pasodinti tam tikrą. Kaip Jūs manot, ar sapnai, ar iš tikrųjų, pavyzdžiui, reklamos galbūt dabartinės arba kažkokie procesai atlikti tokią funkciją yra pajėgus? Tai yra, kad mes per sapnus galim kardinaliai pakeisti savo tam tikrus psichikos požiūrio taškus. Tai be abejo, tai būtent tam sąmoningam sapnavime mes galim net ir pagyti. Ir jau čia yra ne mano istorija, nes, jeigu, tarkim, man skauda dantį, aš einu pas dantų gydytoją, bet čia ne apie tokį pagijimą. Ką man, pavyzdžiui, davė sąmoningas sapnavimas, galiu iš savo praktikos papasakot, bet čia iš jaunystės, nes būna taip, kad kai kurie sąmoningi sapnai išlieka visą gyvenimą. Ir kai mes tranzuodavom, jau buvo ta laisva Lietuva ir dar pati ta jaunystė buvo ir mes su drauge tranzavom į Italiją, buvo labai įdomu. Ir kaip tik pas tą mokytoją, tą Namhai Norbu. Ir žodžiu, ir kažkaip mes išleidom tos pinigus, sulevojom, žinot, kaip jauni žmonės, jie dar nemoka taip visko. Tas finansinis raštingumas pas kai kurios menkas, pas mane buvo toksai nelabai gal išvystytas. Ir mes dabar tai jau yra kitaip, bet tada tai tiesiog atrodo, kad čia jūra iki kelių. Ir mes viską išleidom ir reikėjo namo vėl grįžti tranzu. Ir tada aš užsisakiau sapną ir sąmoningai susapnavau, kad mane ir ta mano draugė kažkokie tai vis gaudos skraidantis tokie, nei tai ten kažkokie tai, labai tokios įdomios būtybės. Nežinau, ar ten iš kokios budistinės ikonografijos, mat perkūnai. Aš jų neatsimenu, bet žinau, kad jos tarsi skleidė nelabai gerą energiją ir vis mum už padalkų čiumpa ir tempia žemyn. O mes vis skrendam į viršų. O jie vis mus gaudo. Irgi toksai gaudimo procesas, o mes, žodžiu, jau ten po dangus skrajojam. Ir kažkaip mes nuo jų ten atsifutbolinam. Ir aš jai pasakiau, sakau, galim tranzuoti, viskas bus tvarkoj, bet bus provokacijų. Bet taip ir buvo. Tai čia nenoriu detaliai pasakoti, čia šitoj knygoje yra vienoj papasakota, čia tokia gal moterim yra šita knyga įdomesnė, ten yra. Čia ir kortas padėliot gali. Tai žodžiu, kartais, kai užsisakai tą sapną ir tu tiesiog žinai, nes pamatai vaizdiniais, kaip bus ir tada nusiramini, nes tarsi, nes laiko tai tokios savokos, čia yra susitarimo reikalas. Tai kartais tie sąmoningi sapnai irgi padeda, taip sakyčiau, pasižiūrėti į ateitį ir kažkokių veiksmų imtis ir nerizikuoti. Tai tuo jie yra geri. Bet ne tik sąmoningi sapnai, bet galim ir užsiprogramuoti sapną. Tu gali ir nepabusti ir pamatyti sapno vaizdinį ir jeigu tu moki interpretuoti, žinai sapnų gramatiką, tai tada užsisakęs tą sapną, tavo ta aukštesnis aš tau pasako scenarijų, kaip bus. Bus taip ir taip, bus gerai, tarkim. Ir taip ir būna. O jeigu įspėja, tai tada reikia atsižvelgti tą įspėjimą. Tai tokie dalykai. Aš sėdžiu ir galvoju ir niekaip neapsisprendžiu, bandau jūs pajausti, tokie jausmas 50-50, galvoju, ar nert dar giliau, ar ne, ar kalbėti apie astralinius visokius parazitus, inkubus, sukubus, ar čia jau bus per daug. Ir visą laiką jaučiu, kad yra 50-50. Toksai jausmas, kad kiek čia giliai mes į tą sapnų temą galim kalbėti. Tai man atrodo, kad man svarbu išgirsti jūsų klausimus. Jeigu kažkas drąsus, o jeigu nedrąsus irgi, gal jūs patys
paklauskit, kas jums įdomu, o gal tiesiog įdomu sąmoningo sapnavimo technikos, tiesiog pačios paprasčiausios, arba ką reiškia sapnuoti mirusiuosius, tai irgi šitie klausimai tikrai galimi, nes taip vat ir iki galo nesuprantu, kiek giliai mes čia tą dirvą galim arti. Taip. Iš tikrųjų sėdžiu ir kaip naujokė, gal bus kvailas klausimas, bet labai norėjau paklausti. Kas yra dežavu? Dežavu. Visai nekvailas klausimas. Čia daug teorijų yra. Dežavu tai yra tarsi ta akimirka, kai jūs jau tai patyrėt, ar ne? Tai čia galima suvesti su reinkarnacija, sakykime, vienas iš tokių interpretavimo būdų, kad mes kažkada tai jau kažkokį tai praėjusį gyvenimą tai patyrėm ir jau buvo, matėm tą, sakykime, įvykį ar tą akimirką, nes iki šio įsikūnymo tai buvo ne vienas turbūt irgi įvairiuose lygmenyse. O psichologai jie aiškina dar kitaip, kad, sakykime, kad mūsų smegenys jau žino apie įvykį dar jam nepasireiškus. Žinot, aš patarčiau rašyti sapnus, todėl kad sapnuose užsirašinėti tuos įdomesnius sapnus, todėl kad jūs galit gauti labai daug naudos iš to. Tiesiog kūrybiškai pamatyti, sukurti, kaip sakė Kristina, kaip jinai scenarių sukūrė. O man teko, dabar nesenai skridom ten su draugiam ir draugais į Italiją ir šalia manęs sėdėjo tokia moteriškė, nepažįstama visiškai lietuvė. Ir jinai pradėjo man pasakoti, nei iš šio, nei iš to, tokia pleputė, bet labai įdomi, apie tai, kaip jinai sapnuoja inovatyvius sapnus. Jinai jauna, aišku, gal kokie 32 metai ar 33. Ir jinai pasako, kaip jinai sapnuose pamato kažkokius tai dalykus. Šiaip jinai yra ten kažkokia tai, dabar neatsimenu, bet ne humanitarė. Bet jinai vieną iš savo atradimų papasakojo, kaip jinai padarė hamaką, numezgė po stalu šuniui ir pakabino. Jinai sapnuose tą pamatė. Tai tik aš vieną dalyką prisimenu, dabar labai gerai reikės telefone pasižiūrėti jos. Turiu tą telefono numerį. Sakiau, susiskambinsiu, nes labai įdomus ir kiti jos atradimai, tai kad jinai sapnuose viską atranda ir po to ir jinai savaime, jinai ten nesidomėjo, ten nei kokiu Freudu, nei Jungu, nei sąmoningų sapnavimų, nieko. Tiesiog savaime jai tai atėjo, gal atsinešė iš praėjusio gyvenimo, nežinia. Ir tokie pamatymai sapnuose, jinai sapnuose, tai sakau, bet o gal jūs sakau, nes mes kartais sapnuojam ir dienos sapnus, kai fantazuojam, tai irgi čia labai panašios būsenos, bet ne, jinai sapnuose, nuo A iki Z, net jai kažkas parodo, kaip brėžinį daryti. Tai žodžiu, tokie yra, naudinga yra užsirašinėti savo sapnus, nes juose galite atrasti labai daug idėjų įvairiausių ir kūrybinių, ir dėl sveikatos, ir sakykime, dėl savęs, dėl savo vaikų, dėl artimųjų, galit užduoti klausimą ir gausit iš tų savo to aukštesnio aš, arba ten, kaip ten pavadinsi, taip nepagadinsi, atsakymus tokius. Tai tiesiog siūlyčiau rašyti tą dienoraštį ir ten užsirašyti įdomesnius sapnus. Nes jūs gausit iš to tikrai didelės naudos. Daug geriau, negu kad jūs pirksit tokius, sakyčiau, primityvokus tos sapnininkus ir jeigu ten nusipirksit vieną stoties rajone, o kitą ten kokiam nors kioske, tai tos pačios reikšmės bus visiškai skirtingai interpretuojamos. O jeigu dar kažkur tai internete, tai dar bus trečiaip. Tai geriausia, kai rašai savo sapnų dienoraštį, tai tiesiog pamatai
nes pasąmonė dažniausia tą patį simbolį išmeta nuolatos ir pastoviai ir jisai kartojasi. Nu, taip kaip pavyzdys, pavyzdžiui, moteris sapnuoja, kad jos nėščios, tai vienom nėštumas reiškia vargą, nu, jau taip yra. Vargą, rūpešius, o kitom, būtent kurios daugiau susijęs su kūrybiniais dalykais, jom tai gali būti naujas kūrybinis projektas. Ir jos išnešioja, žodžiu, tą kūrybinį projektą. Tai va čia, kas liečia va tokį paprastą dalyką, žodžiu, savo sapnų dienoraščio rašyme. Sakykime, vyram, tai čia nėra skirtumo tarp lyčių tikrai, kam, ta prasme, gali daug labai atrasti irgi kūrybinių dalykų ir sakykime, opcijų, galimybių, kaip pasielgti vienoje ar kitoje situacijoje. Tarkim, jeigu darot verslą ir staiga kažkas atsitinka ir kažkur reikia investuoti, tai tiesiog užsirašai ant lapuko ir pasiklausi savo pasąmonę, ar man daryti tą ir tą. Ir pasidedi po pagalbę ir tada toksai kaip sapnų išnešiojimas, sapnų inkubacija yra žinoma nuo senovės Graikijos laikų, kai žmonės plūsdavo į šventyklas sapnuoti. Taip, tai jau čia, žodžiu, tema yra labai plati ir labai malonu, kad domitės. Tai tiesiai šviesiai gal klauskit kažkokį rūpimą klausimą ir... Taip. Ačiū už įdomią paskaitą ir norėčiau pasiteirauti, kaip manote apie grėsmės visokias sapnuose, ar jos yra realios, kiek jos manote, kad realios ir ar gali būti sapnai iš kažkokių praeitų gyvenimų, kaip tą paaiškintumėt? Tai be abejo, taip, mes apie tai kalbėjom ir grėsmės yra kokios sapnuose, kaip minėjo Kristina, yra tokie vadinami sliperiai, sapnų sliperiai, bet tie, kurie, tarkim, gali jūsų sapnus įeiti. Bet, žiūrint, kaip giliai jūs sapnuojat ir kokios grėsmės, dažniausia tai pats mūsų protas neapvaldytas gali mum atrodyti grėsmingas ir mūsų, sakykime, šešėlinė pusė, jinai neintegruota, jinai mums gali pasirodyti tokia grėsminga. Aš sakyčiau, jeigu mes darom dar kažkokias praktikas ypatingas, vieni, be patyrusio mokytojo, tai ką mums tą dviratį išradinėti, tai geriau irgi susirasti kažkokį patyrusį mokytoją ir su juo trupučiuką pabendrauti ir konkrečiai, nes jūsų klausimas yra abstraktus, tai aš abstrakčiai ir atsakau. Yra tų grėsmių, aišku, aš papildyčiau, jeigu galima, galiu. Kaip? Aš papildysiu, sakau, aš Taip. Susidūrus labai konkrečiai, tai kaip ir minėjau prieš tai sakinėje, yra toks momentas. Mūsų karta dabar jau čia ta vadinamoji, sakykime, kaip čia, dvasingumo temos trečioji banga, tai šiuo metu iš tikrųjų patiria tokį labai įdomų momentą. Po įvairiausių dvasinių praktikų, kokios jis bebūtų, tai net gali būti tiesiog pirtis, kadangi visiškai giluminis atsipalaidavimas įvyksta. Nakties proceso metu pasąmonėje labai dažnai ištinka toks efektas, kad, na gerai, vadinkim, daiktus. Paralyžius gal, ne? Ne, kuomet jūsų astralinis kūnas sušvinta kaip vasarą patamsė, žinot, kai būnat sode, uždegat lemputę ir daug uodų priskrenda. Žinot tą efektą? Užsidegat šviesą ir krūva musių priskrenda. Tai lygiai tas pats nutinka naktį. Jeigu būnat ką tik po įdomaus kažkokio tai dvasinio proceso ir tai įskaitant net ir krikščioniškus gali būti, tai gali būti jūsų santuokos sakramentas, tai gali būti krikštynų procesas, bet kokia iniciacija arba bet koks gilesnis pasąmonės valymasis iššauks tam tikrų būtybių susidomėjimą jūsų pasąmonė. Jūs pasidarot skanus maistas, kuris dar nemoka dirbti su sąmoningu sapnavimu. Ir jeigu nutinka taip, kad po gilaus proceso
pavyzdžiui, po kažkokio tai šamaninio sapnuojat košmarą, tai nebejokit, kad būtent tai ir įvyko. Jumise tikrai pasislinko kažkas ir iš karto jūs kaip šviesytė užsidegėt miegodami ir kažkam pasidarėt labai įdomus ir skanus. Jeigu čia toksai dualistinis požiūris, taip, gali tai būti. Mes galim taip preziumuoti, kad yra tikrai tų dvasių aplinkui, jų be abejo yra ir ne tik miške, ir čia, ir jos visur laksto tokios įvairios, tos, sakykime, jaučiančios būtybės. Ir tas yra tiesa. Bet, tarkim, tas budistinis požiūris, tai laiko, kad viskas yra mūsų proto projekcija. Ir jeigu mes kada nors esam pasiekę tą tokį erdvės būvį ir mokame jį sugrįžti į tą erdvės būvį, tai tada mes tampam neskanus. Ir aš siūlyčiau jums Kastaneda irgi paskaityti, nes jis kaip tik ir rašė, apie ką kalba Kristina, kada mes galim būti skanus ten, tarkim, tom kitom būtybėm, kurių yra apstu, o kada ne. Kai mes nuosekliai kažką darom ir pastoviai, tai tada ir žinom, kaip ten, tarkim, tą sapną suvaldyti arba ką grėsmės metu mums daryti, tai tada mes galim to išvengti. Nu, ir tarkim, tokį labai trumpą papasakosiu epizodą apie tokį vieną vaikiną, kuris man pasakojo savo tokį košmarišką sapną. Jisai tapo advokatu, bet sapnavo 16 metų. Ir jam tai pasirodė labai grėsminga, kai jisai sutiko kažkokį vienuolį su kapišonu, tarsi iš siaubo filmo, veido nematė, ir tas vienuolis jam užkabino ant kaklo vėrinį. Ir jisai tą momentą pamatė, kad ten ne vėrinys, o nukapoti pirštai su žiedais. O taip nukapoti, bet ant kiekvieno piršto vis po žiedą su didžiuliu brangakmeniu. Bet jam buvo labai baisu tas momentas ir jisai galvojo, kad čia jo siela kažkas nori pasigrobti, o jam duoda tos nukapotus pirštus, jam buvo baisinė baimė. Ir kažkaip mes su juo kalbėjom ir sakau, kad tai didžiulis resursas yra ir sakau, visko gali būti, bet kaip jūs sakėt, kad tai iš praėjusio gyvenimo kažkas tai tokio. Ir paskui mes suradom dalykus labai įdomius ten apie šitą sapną, bet čia jau būtų kita istorija ir mes nebesiplėskim. Jeigu norėsit, tai, žodžiu, galėsim, pasakysiu savo telefoną, galėsit man paskambinti ir tiesiog galėsim pašnekėti tą temą. Labai įdomu, kad iš tikrųjų net atrodo tokia tema kaip sąmoningas sapnavimas irgi turi savo mokyklas, ar ne, ir kiekviena mokykla turi skirtingą paaiškinimą ir procesus. Ir apie tai irgi jūsų knygose yra daug parašyta, bet gal kažkas dar turit asmeninį klausimą, norit taip, iš abiejų pusių. Norėčiau paklausti labas vakaras dabar asmeniškai. Buvau pamiršus savo šitą patirtį, bet šitą savaitgalį vėl atsikartojo ir kažkaip surezonavo, kai šiandien atėjau. Esu pastebėjus, kad ne vieną kartą, nors neužsisakinėjau tokio sapno, bet, pavyzdžiui, kai šitą savaitgalį nakvojau pas draugę, o jos mama prieš 3 mėnesius mirusi. Ir nors nieko specialiai neužsisakinėjau, susapnuoju tą išėjusi žmogų, puikiai suvokiu, kad tai yra sapnas. Ir prisiminiau, kad nebe pirmą kartą buvo su mano artimaisiais žmonėm. Ir taip pat pastebėjau, kad dažniausiai tai būna, jeigu žmogus tuose namuose miręs. Kaip galėtumėt pakomentuoti? Tai jūs tiesiog, aš sakyčiau, esat labai tas jautrus žmogus ir yra žmonių, kurie gali bendrauti su mirusiais arba jausti tą mirusių aurą ir jūs būtent ir jaučia tuos dalykus. Ar tai jūs gazdino? Ne, visiškai negazdino. Aš supratau tiesiog, kad konkrečiai šituo atveju ta mama mirusi norėjo kai ką perduoti dukrai. Aš perdaviau. Tai būtent šnekėjau. Tai teisingai kartais taip ir būna, žodžiu, kad sapne mirusieji, apie tai mes ir kalbėjom, tas jų subtilusis kūnas niekur nedingsta.
fizinis kūnas, jisai paliktas kaip sunešiotas drabužis, o subtilus kūnas jisai yra ir jisai per sapnus ieško kontakto. Ir jisai nori dažniausiai mirusysis kažką perduoti. Tai irgi yra tokie ir, sakyčiau, įvairūs dalykai gali jisai perduoti, ta siela, sakykime, dvasinius dalykus, gali ir materialius. Pavyzdžiui, kai mano tėvas numirė, amžinatilsį, jisai gyveno Vilniuje ir man prisisapnavo, mes jau turėjom tvarkyti jo butą, jisai man pasakė, tik neišmesk mano sofos. Taip griežtai. Ir aš taip atsibudau ir mes tada su broliu nuvažiavom ir apžiūrėjom tą sofą, nu ir ten atradom ten tokią piniginytę, pluoštą ten jo dar palikimo, žodžiu. Tai jisai spėjo, nes aš negalėjau to žinoti, nes už to sofos kampo, žinot, va taip. Tai, bet čia toksai irgi toks paprastas dalykas yra ir kad atsimenu, mano amžinatilsį teta pasako, kad kartais čia anksčiau būdavo, dabar visus kremuoja, o anksčiau būdavo lavonui užrišdavo batų raištelius ir prisisapnuodavo numirėlis ir sakydavo, kam tu užrišai, aš dabar negaliu paeiti, o ta trišk man batus, o tai ką ekshumuosi, suprantat, tai irgi būdavo jau čia prie nekrokulto, kad labai, kai žmogus nekremuojamas, irgi labai reikia žiūrėti va, tokius subtilius dalykus. Tai čia jau iš senovės šitie dalykai, kad nebuvo galima užrišti batų, nes jisai ten kažkur tai gali nepait. Tai va tokie va dalykai. Tai mirusieji dar taip. Ir bendrauja su mirusiaisiais, tikrai va čia yra tokia mano gera pažįstama, žodžiu, kuri Marija, kuri labai įdomius sapnus sapnuoja ir dar tokia viena knyga irgi yra Pakeliui į spaustuvę, jos yra labai daug įdomių potyrių. Tai va, atsiprašau, dabar žodis jums. Taip. Jūs sakėt, galima sapną užsisakyti. Taip. Gal galit pasakyti, kaip tai padaryti? Dabar, jeigu žiūrint, kokią temą jūs norit užsisakyti, tai reikia viską daryti labai konkrečiai, nes mūsų pasąmonė yra gana primityvi. Ir tiesiai šviesiai jai reikia pasakyti. Pavyzdžiui, jūs galite dabar taip verbalizuoti, kokią temą, ar jūs norit kažkur važiuoti, ar kažką daryti, ką? Nu, šiuo metu tai neturiu tokio konkretaus, bet dažnai būna, pagalvoju, kai jūs dabar pasakėte, tai ir atėjo tokia mintis iš tikrųjų, kaip būtų galima užsisakyti. Užsisakyti, nu gerai, paprastas pavyzdys, nu pavyzdžiui, tarkim, į kelionę. Nu, paimu ant lapuko ir užsirašau, ar man važiuoti į kelionę, ar ne. Tiesiog. Paprastas dalykas. Arba čia labai primityvu, bet iš tikrųjų sapne jūs pamatysit, gausit atsakymą. Man taip pat buvo, kai aš norėjau ten, ar galvoju, ar man ten važiuoti į Maroką ar ne. Čia senai tas buvo ir mes čia su viena drauge ir skrydom į tą Maroką. Ir aš irgi pamačiau, ar man važiuoti ar ne. Nu, galvoju, ar verta ar ne, tai sapne pamatai tuos dalykus. Ir rimtesnius galima, ar pavyzdžiui, investuoti man ar ne. Ar kas manęs laukia, pavyzdžiui, nu, bet konkrečiai. Bet turim labai sukonkretinti tą dalyką, konkrečiai. O atsakymą jūs gaunat sapne. Nebūtinai tą pačią naktį, galit kitą naktį, o galit netgi ir dienos metu pamatyti sinchroniškais sutapimais ir gauti atsakymą į tą savo klausimą, nes visa ta dirba jau tuo klausimu. Dar noriu paklausti, kai susapnuoju košmarą būna tokių, tai aš prabudusi perdarau situaciją taip, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tai teisingai darot, taip. Tai čia ir yra tas sapnų keitimas. Kai aš mokiausi to vadinamo šamaniško sapnavimo, Amerikoje mes sugrįždavom ir pakeisdavom situaciją taip, kaip norim.
Va, jūs labai teisingai darot, bet reikia labai įeiti, atsipalaiduoti, reikia įeiti, nes mes sapnuojam tai arba teta, arba alfa būsenoj, toj vadinamoj, o šitam gyvenime mes būnam betoj, toj kur protas laksto. Atsipalaiduojam ir tada įeinam į tą ir bet taip ir pakeičiam taip, kaip norim ir tada tas ir manifestuojasi iš tikrųjų, taip. Ir norėjau paklausti, jeigu supranti, kad sapnuoji, nu tai kaip ir sąmoningam tam sapnesi, Taip. ir tu jau nori pabusti ir nepavyksta tau, bet tu žinai, kad tu sapnuoji, bet negali išeiti iš tos būsenos. Tai čia sapne, jūs negalite išeiti ar jau pabudus? Ne. Sapne. Dažniausia padeda didžiulis jausmų perteklius. Reikia arba labai džiaugtis, arba liūdėti, kažkokią įjungti emociją, nes jeigu jūs sąmoningas sapnas, jūs galite valdyti. Ir ta stipri emocija dažniausia ir į šitą realybę mus atgal sugrąžina. Bet dažniausia tai būna klausimai kitokio pobūdžio, dažniausia žmogus nori būti sapne, tam sąmoningam, kuo ilgiau, nes jisai ten patiria įvairiausių tokių įdomių būsenų ir nenori pabusti, sakykime. Tai ką tada daryti, tai tada reikia suktis ratuku. Yra tokia irgi vienas dalykas. O kodėl jūs ten nenorit būti, bet jeigu jūs valdot tą sapną, nesąmoningas sapnas, ir tada jūs valdot, jums situacija nepatinka, jūs tada ją pakeičiat. Jeigu jau žinot, kad sapnuojat tikrai, tai tada galit ir keisti dalykus. Ir yra tam tikri etapai, kur savo proto treniravimo, kai tarkim išbandai ugnį tu nesudegi, vandenį tu neskęsti. Yra tam tikros proto treniruotės. Ir vat, jeigu jums baugu eiti, tai jūs galit iki tam tikros ribos. Bet tada tas sąmoningumas, jisai turi būti didesnis, aš kaip suprantu, jisai tarsi yra, tarsi nėra. Tokia irgi tarpinė būsena, tai jį tiesiog vystyti ir tas baugumas irgi galbūt yra susijęs su tam tikromis ribomis, ką jūs sau leidžiat, kiek giliai eiti, kiek ne. Tai šitoj realybėje irgi pabandykit daugiau galbūt medituoti, nuraminti tą protą ir tada nebus tos baimės tokios didelės. Aš taip manyčiau. Bet čia jau gerai, jau jūs pusiaukeliai, tai jau... Taip, aš turiu tokį besikartojantį sapną apie močiutę, jinai mirusi. Ir aš netgi šią naktį ją sapnavau, bet jinai nieko nesako. Jinai sėdi toj pačioj virtuvėje ant to liptuko, kur šildanti tokia kaip pasisėdėjimo vieta. Ir aš nesuprantu, ar jinai su manim bando kažkaip susisiekti, nes aš su ją kaip ir taip normaliai neatsisveikinau per laidotuvės. Tiksliau, aš net nebuvau jos laidotuvėse ir aš galvoju, kodėl aš vis sapnuoju tą sapną ir aš nesuprantu. Tai čia, aš sakyčiau, jau toksai yra psichologinis aspektas. Jum atrodo, čia tarsi toksai, kaip ir jau koks geštalto psichologas pasakytų, neuždarytas, nepabaigtas geštaltas, jūs neatsisveikinot su savo močiute, jūs nepadarėt to atsisveikinimo. Tai jūs tiesiog galit nuvažiuoti į kapus ir su ją pašnekėti. Tai nebūtinai... Aišku, galima ir meditaciniai būsenoje tą padaryti, bet galit ir, jeigu netoli kapai, kur jinai palaidota, tai galite tiesiog nuvažiuoti ir pasišnekėti, kažkokią dabar pavasaris gėlę pasodinti ir su ją pasišnekėti, atsiprašyti, kad nespėjau atsisveikinti. Ir čia yra jūsų... sakyčiau, jeigu tai mano sapnas būtų, aš galvočiau, kad tai mano kažkokia projekcija ir aš nesisveikinau su ją ir man yra tarsi kažkokia kaltė. Ir kad tos kaltės nebūtų, to vektoriaus, kuris atsuktas į jūs, ne į močiutę, nes močiutė kaip ir nieko nedaro, jinai nepuola, bet jum kažkas nepadaryta atrodo, tai tada nuvažiuojat ir tokį nedidelį ritualą padarot ir tada ta pasąmonė nusiramins ir viskas bus tvarkoj.
Aš norėjau paklausti, labai dažnai sapnuoju aiškius sapnus, juos atsimenu, bet būna tokie sapnai kartais, kad jauti, kad miegi ir tave pažadina kažkas šaukiant tavo vardu. Ir tu pabundi ir tu nesupranti, ar tu sapnavai, ar tu iš tikrųjų, bet tas pabudimas tikrai nebūna malonus. Aš kartais net atsikeliu, pavaikštau po namus, ar kad man pasigirdo, pasivaideno, bet tai dažnai kartojasi tokie dalykai. Vardo. Kad mano vardu mane kažką žadina. Tyliai. Tai žinokit, tai kažkas šnipždėtų tau jaus ir tu net pabundi. Taip. Tai čia irgi yra, pas Kastanedą labai daug yra tokių minčių, irgi apie tai, kaip nebūtinai sapne kartais ir taip žmogus gali išgirsti, kai jis yra šaukiamas vardu ir mistikai ten turi savo paaiškinimus. O jūsų vietoje aš tiesiog paskaityčiau daugiau literatūros, tą patį Kastanedą, nes ten yra apie toltekų magiją ir ten labai detaliai viskas išaiškinta. Aš tai dabar tiksliai nepasakysiu, nes čia yra, sakyčiau, toksai transcendentinis dalykas, jau nebe psichologinis, jau čia yra kažkas tarsi su kitais pasauliais susijęs, su kitais dalykais, ar ne? Kodėl ne? Taip. Čia viskas yra natūralu. O jūs gal senam name gyvenat ar naujam? Jūs pasistatėt tą namą. O kas yra neaišku, kas yra po pamatais. Reikia kažkokį žmogų, kuris aiškiaregis, kartais pasako įdomių dalykų. Ir visko gali būti, nes mano pačios draugė irgi pasistatė namą, jie Vilniui, Viršupiuose. Ir ten anomalinė zona visiškai. Ir ten jiem tokių dalykų vyksta labai įdomių. Ir jinai pradėjo aiškintis. Ten kaimynų senesnius apėjo ir labai išgirdo tokių įdomių dalykų, kas buvo ten toj teritorijoje. Tai būna įvairiausių tokių įdomių dalykų. Taip. Tai tiesiog reikia pasiaiškinti. O ką su tuo visu daryti, tai vėlgi, kuo jūs tikit, jeigu jūs, sakykime, priklauso tam krikščioniškam egregorui, tai galite tiesiog su švęstu vandeniu ten pakrapinti, galite pasišnekėti, galite žvakes padeginti, aromaterapinės, ne vieną, galite su kristalais irgi padirbti. Va. Nes kristalai irgi labai padeda, jie išgryninti energiją. Tai va, tokie va dalykai, kad tiesiog... O jūs baugina? Ne, aš gerai jaučiuosi. Tai tada nėra, tada viskas tvarkoj. Tada viskas tvarkoj. Gal ta dvasia draugiška, viskas čia yra gerai. Tai ačiū Jums kantriausiesiems už tai, kad išsėdėjote ir jeigu turite asmeninių klausimų, tai dabar yra tas laikas, kai po to prieėję, atsargiai galėsite dar juos užduoti. Jeigu kažkas pirkote knygą, tai dabar yra tas momentas, kai autorė galės pasirašyti. Jeigu dar kažkas nenusipirko, dar keletas variantų jų buvo. Ačiū, kad lankotės Ąžuolyno bibliotekoje, sekit mūsų renginius. Ačiū Ritai Banienei. Dėkoju.